Labą dieną. Ar galite prisistatyti? Gailius Raškinis. Kokius jūs dalykus dėstote studentams? Šiuo metu dėstau 3, tai intelektika kursas, mašininis mokymas, čia informatikams ir multimedijai, skaitmeninį garsą. Kokius tyrimus, kokius mokslinius darbus pas jūs rašo studentai arba kokius tyrimus atliekate jūs pats? Šiaip mano yra tokios 3 tyrimo sritys pagrindinės. Viena yra iš jų muzikos atpažinimas, tai mano disertacija buvo tematika. Toliau yra šnekos atpažinimas, tai irgi kažko susijęs, nes tai yra signalų analizė, ne per kitaip. Trečioji sritis susijus su mašininiu mokymu, tai yra, sakykime, tokių paprastų intelekto modelių programų kūrimas. Tai studentams iš tikrųjų duodu temas iš šitų kažkaip susijusias su šitais darbais. Ką jūs studijavote prieš tapdamas dėstytoju? Čia visą istoriją, savo biografiją. Tai ką, aš baigiau VDU, pačiais pirmais metais, kai VDU atsidarė, informatikos bakalaurą, paskui metus studijavau telekomunikacijas Prancūzijoje, ten Bretanėje, Telekom Bretan, tokia yra aukštoji mokykla. O paskui dar metus, kaip ir magistro diplomas, tik metų trukmės, buvo dirbtinio intelekto, vadinkim, ir atpažinimo studijos irgi buvo Prancūzijoje, Paryžiaus 6 universitete. Galų gale baigėsi doktorato viskas VDU ir tada jau pradėjau dėstyti. Ar jūs kada nors norėjote pakeisti savo studijų sritį, galbūt studijuoti kažką kitą, galbūt netgi pakeisti specialybę? Iš tikrųjų, tai kai stojau į universitetą, stojau į fiziką ir tada po 2 metų norėjau pakeisti informatiką, nes vasarom, birželio mėnesį, kai aš nebūdavau studentų, pats sėsdavau, programuodavau, visokias užduotis savo sugalvodavau ir man kažkaip taip buvo toks hobis ir pagalvojau, kad galbūt hobį paversti specialybę visai nebloga mintis. Koks yra jūsų laisvalaikis? Man patinka šiaip važinėti dviračiais, po gamtą baidarėm plaukt patinka, atsijungti nuo visų informatikų, nuo visko, tik tai kuprinė, laužas ir turi išgyventi keletą dienų su to, ką turi ant pečių. Ar norėtumėte ką nors patarti stojantiesiems arba jau įstojusiems jauniems studentams? Iš tikrųjų, aišku, patarimas geriausias būtų rasti savo vietą ir suprasti, ar iš tikrųjų tai, ką studijuoja, tinka, nes yra smagu, kai eini į darbą su džiaugsmu, o ne kaip į kažkokį tai dalyką, kurį nori kuo greičiau nusimesti nuo pečių. Buvo toks laikotarpis mano gyvenime, kai aš labai nekenčiau šeštadienio, sekmadienio, nes, sekmadienį dirbti negalima, šventė, poilsis, o taip norisi, nes davė ten palikai penktadienį kažką nepadaręs. Tai man tas jausmas patiko kažkaip tai ir aš galvoju, kad visi žmonės tą jausmą gali turėti, bet kažkaip tai reikia pataikyti į tas studijas, kurias tau tinka, nes ne visi žmonės, kaip sakyt, turi tokių charakterio duomenų ar kažkokių tai psichologinių savybių būti informatikais. Ypač anksčiau, kai čia tų pasirinkimų būdavo labai daug, ten žmonės 15 pageidavimų, ten pateikdavo, tai būdavo informatika kokios 7 pageidavimas ir tekdavo studijuoti, nelabai norėdavosi studijuoti, bet man būdavo liūdna matant tokius žmonės, kurie studijuoja ne tai, ką nori. Tai mano palinkėjimas būtų, kad atrasti savo specialybę, savo darbą, kad darbas būtų šventė. Dėkojame už pokalbį.